Išpuikusi princesė. Brolių Grimų pasakos motyvais. Scenarijaus autorius Voltinas. Režisieriai Valentina ir Zinaida Brumberg. Linksmino juokdarys. Mažylį, padainuok ponui Riteriui savo dainelę. Tai juokais, skraido ore katinai, žuvis ežere dainuoja, loja sodžiuje gaidys, o į priekį žygiuoja šaunus Riteris vežys. Pone Riteri, aš manau, jūs suprantate, kad ši vaikiška dainelė ne apie jūs. Princesė, man atrodo, kad ši dainelė labai tiktų jums. Aš baisu. Gėda. Į tolimiausius kampelius karalius išsiuntė kvieslius. Pa. Visus kaimynus ir draugus, visus grafus ir baronus karalius sveikina didžiai ir linki jiems gyventi ilgai. Norėtų kelti vestuves, bet kaip dukrelė vyrą ras. Priimtų įstojau piršlius, visus pagerbtų jaunikius, nors karalaitė išdidi, bet laimę išbandyti gali. Pa. Atrodo? Tirlim pom tralala, prisiekiu savo makaulę. Kvailyskas laimės nemėgina. Gali nušauti tų zuikių. Į vyrelį gauti ir sykių. Alučiui nuostabę statinę. Nepykit ant mano kvailelio. Kas jam į galvą šauna, tai ir tauškia. Vėliai griebtų tokia įžūlę princesę. Na, kaip to mažylį atrodo? Tirlimbo tralala, prisiekiu savo makaulę. Jis pats aukščiausias, pats ploniausias. Jam stebės medis neprilygs. Ant stogų pastatyk ramiausiai. Jaunosis vėtrungė laikys. Tirlim-pom-pom. Nepykit ant vargšo mažylio. Jis nemoka slėpti mano minčių.
tyčiotis? Visai ne, princesė. Aš tik mokausi. Aš žinau, kad man reiks krimsti kietą riešutėlį. Sakyk, mažylį, ką tau primena šis pasitikintis ponas? Tirlim-tata, atrodo neprasta galva. Todėl tirlim-tam-tam. Gerai turėtų sektis jam. Ir dar sakau, tra-la-la-la, karalius jam lemta. La-la. Nesistebėk, drauguži. Tu gavai antausį, o man į veidą spjovė. Iki pasimatymo, princesė. Ką jūs galvojate apie savo dukters elgesį? Ji tiek mano, tiek tavo. Išpuikėlė ir akiplėša. Tai mamos duktė. Argi užtat grupumas ir įžulumas tikrai iš jūsų? Iš jos velniai žino, ko dar galima sulaukti. Jei aš jaunikis būčiau, aš jau... Jūs žinoma nesigėdytumėte. Išleisiu aš ją už pirmutinio Elgetos, kuris pasirodys prie mano rūmų vartų. Ir tada, provyčiai, karalius labai išmintingai nusprendė išleisti dukterį už Elgeto. Nustokit stam, už vieno dryškiaus, o ne už mūsų visų. Jeigu vienas iš mūsų taps karaliaus žentu, visiems bus gerai. Todėl mes patys turim išrinkti jaunikį. Mane. Vyručiai, jaunikis turi būti sugal. Būti jaunas. Gražu. Todėl išrinkite mane. Kad tu šlupas. Aš buvau greivas. Buvau. O kaip suprotu turiu. O jaunystė? Jaunystė? Sugrįžt. Valiu! Dabar man belieka tik padoriau apsirengti, važiuoti pas princesę ir pasiūlyti jai savo ranką ir širdį. Niekšas, kaip tu drįsti? Kągi, drabužėlis kuklus, bet visai tinkamas. Dabar, vyručiai, padėkite numauti maloningam ponui kelnius. Įsakyta nieko neleisti, tik tai Elgetas. Aš ir esu Elgetas. Aš nejuokauju. Sakykit, kas jūs.
Kas aš esu? Aš Asilas. Asilas. Žvirblių baidyklės. Štai kas aš. Užsirūstinęs karalius tarė žodį ir nulėmė dukters likimą. Štai ji, kilni princesė, paskutinio Elgeto žmona. Kur tu mane tempi? Pas save? Į urvą? Aš nenoriu į urvą. Aš noriu namo. Paleik baidyklę. Na, eik. Aš maniau, kad gavau žmoną iš geros šeimos, o tu plūsties kaip turgaus boba. Akiplėšo. Ei, princesė! Čia lokiai vaikus veda! Kai išgirsi riaumojant gulkant žemės, girdėkis negyva! Gudruolis įbaugino princesę ir dabar sau laukia, kol ji pati iš miško čia atbėgs. Kas atsitiko? Nuo manęs ta šlykštynė. O aš maniau, kad lokys užpuolė. O, buvo ir lokys. Laimė, kad buvo visai nepiktas. Jis man galvą paglostė ir kaktą palaižė. Taip. Aš noriu valgyti. Čia. Aš nepratus valgyti sausos duonos. Paprašyk šios geros moteriškės puoduką pieno. Senė, duok man puoduką pieno. Oi, tu vaikeli, kasgi šitaip prašo? Taip. Ogi štai kaip. Gražiai nusilenk senai moteriškiai ir pagarbiai sakyk. Senulytė tulyt, jei galėtumei, prašyčiau pavaišyti mane šviežių pienelių. Senelyt, pavaišinkite mane. Tetulyt, užmiršai. Senelyt, tetulyt, pavaišinkite mane šviežių pienelių. Užmiršai pasakyti, prašyčiau. Prašyčiau. Dabar viskas? Dabar viskas. Štai tau kibirėlis, o štai karvė. Mirškis kiek tik nori. Ar druskos turi? Tuojau paieškosiu. Taip jiedu keliavo ne vieną ir ne dvi, o daug dienų. Gelsta lapai, vysta žolė ir daros vis šalčiau.
žinotum, kas aš esu. Aš žinau, žvirblių baidyklė. Tu nesikeliu. Nepykant jos, matai, kad maža. Kas į galvą šauna, tą ir tauškia. Taip. Pagaliau mes namie. Namie. Bet tau negalima matyti kelio į mano urvą. Va taip. Atsargiai. Dešinėje yra duobė. Kairėje skardis. Takelis labai siauras, nesuklupk. Vėl duobė. Pasilenk. Labiau. Dar labiau. Oi. Aš jau sakiau, pasilenk. Neatsirišk akių, kol nesugrįšiu. Žmonelė, štai ir aš. Na, o kaip tau patinka mano urvas? Nieko, gana padorus. Bet veidrodį, tai išmeskim į šiukšlyną. Kodėl? Jame aš regiu savo praeitį. Tai mano paskutinė užgaida. Paskutinė? Taip. Ir dėl ateities tu būk ramus. Tirlim pom pom tralalala, prisiekiu savo Makaulę. Šį linksmą filmą pažiūrėjome ne vien dėl tuščio malonumo. Turbūt visai nepavydėjome princesė laimės ir gražumo. Iš karalaitės mes išmokome, kokiais nereikia niekad būti. Pradžioje buvo įsišokėlė, o pabaigoje beveik gerutė. Kad karalaitė išdidžioji nebus išpuikusi, mes tikime. Tegul gerai, jei viskas klojasi ir sekasi, nuoširdžiai linkime. Tirlim pom pom tralalala, prisiekiu savo Makaulę, prisiekiu savo Makaulę. Tirlim pom pom tralalala.